Sveiki visi, šiandieną bus truputėlį kitoks video, nesmer, o pakalbėsim apie knygą, kurią aš perskaičiau ir galbūt tai galėtų būti jums kaip ir ASMR, jeigu jūs norite pasiklausyti, bet aš labiau šitą video norėčiau sukurti kaip informatyvų ir galbūt, kad kaip tik galėtumėt jį pasiklausyti, labiau susikoncentravę negu tik tai šiaip savo atsipalaidavę. Žinot, kai klausot ASMR. Visų pirma, knyga vadinasi Atskleiskite proto galią ir autorius yra Srini Pillay. Ir aš užsirašiau truputėlį minčių iš knygos, kas labiausiai man įstrigo ir kas labiausiai atrodė vertinga. Šiaip knyga yra stora. Kas yra įdomu, kad tikriausiai pačios pagrindinės mintys, ką reiktų suprasti šios knygos, yra pradžioje ir vėliau jos yra kartojamos tik tai galbūt šiek tiek kitaip, kitais žodžiais. Tad visas pagrindas knygos yra maždaug iki jos pusės, kad suprast, ką autorius norėjo pasakyti su šia knyga. Pagrindinė šios knygos mintis yra ta, kad padarytumėte darbą, jums reikia galvoti truputėlį kitaip. Jūs įpratę galvoti, kad reikia sukoncentruoti dėmesį, kad tą darbą padarytų. O ši knyga sako, kad reikia mokėti ir atpalaiduoti dėmesį, kad galima būtų padaryti kažkiek daugiau darbų arba vieną darbą. Tai va, ir dabar pasigilinkim labiau, konkrečiau, bet kažkiek nurašiau minčių, kažkiek perkūriau savaip, tai truputėlį pasidalinsiu. Pirma mintis, kad susikauptum ir padarytum darbą, reikia mokėti ir atpalaiduoti mąstymą. Ir kaip tą padaryti? Keli būdai. Tai 45 minutės yra darbo, ir tuomet yra pertraukėlė 15 minučių. Galbūt jau esate šitą girdėję, aš tai tikrai esu girdėjus, kad veiksmingiausiai ir geriausiai smegenys gali susikoncentruoti 45 minutės, sutelkti dėmesį į visą tą darbą ir jom paskui jau reikia kažkokio kitokio prasiblaškymo, kažkokios kitokios veiklos. Tai galima tas 15 minučių gulėti hamake gamtoje, sėdėti prie laužo, židinio ar paplūdimio kėdėje leisti mintims klajoti, bet taip pat gali būti ir dar visokių kitų, čia tik tai autorius šitas paminėjo. Taip pat yra labai gerai dušas ir fantazijos, kurios veda prie kūrybiškumo, įsivaizdavimas. Įsivaizduodami neduodate šanso netikėjimui tikrovę, pasitelkiant o kas jeigu variantus. Kalbėjimas su savimi, formuluojant pozityves mintis, pavyzdžiui, man reikia įgyti tam tikrų įgūdžių, vietoj esu niekam tikęs. Tarkim, kažkas jums nepasisekė, jūs kažko nemokat ir jums galbūt pirma mintis ateis į galvą, kad, tikriausiai, kad aš čia jau kažkoks nevykėlis, arba ten, kas nemoku padaryti kažko. Tai čia sako, kad jūs turėtumėt mąstyti kitaip. Jeigu, pavyzdžiui, dirbot tas 45 minutės ir jums visiškai kažkas ten nepavyksta. Pavyzdžiui, man būdavo mokykloje su matematikos namų darbais. Sprendžiu matematikos namų darbus ir, tarkim, kažkas nepasiseka. Tai nereikia galvoti, kad aš čia nemoku ir taip toliau. Reikia ieškoti, padaryti pertrauką, susikaupti, pasakyti, kad man reikia surasti atsakymą ar internete, ar knygoje, ar pasiklausti pas draugus ir aš tai padarysiu. Gali būti tas 15 minučių kažkoks mąstymas, bet nesigilinimas vėl toliau daryti tą darbą, kuris nesiseka. Taip pat kūno panaudojimas, tai pavyzdžiui vaikščiojimas, kad sujudint raumenis, sujudint kūną visą. Meditacija, pritaikant kurią nors meditacijos formą. Išrinkau iš knygos 7 meditacijos formas, kuriuo aš buvau nežinojus. Pirma meditacijos forma yra transcendentinė. Mantra arba žodis vartojamas kaip dėmesio sutelkimo ir sugrįžimo taškas. Antra sąmoningumo. Kvėpavimu naudojamasi kaip dėmesio sutelkimo ir sugrįžimo tašku. Vaikščiojimo. Dėmesiui sukoncentruoti naudojamas ėjimas.
atviro stebėjimo. Dėmesys nenukreipiamas į nieką konkrečiai, tiesiog užsimerkiama. Meilės ir gerumo. Užmerktomis akimis puoselėjamas meilės ir gerumo jausmai, atsidavimo, pavyzdžiui, Dievui arba savo veiklai. Savityros meditacija, pavyzdžiui, dažnai užduodant savo klausimą, kas aš esu. Tai čia yra tokios meditacijos formos paminėtos knygoje, aš buvau jų negirdėjus, šiaip aš nelabai pati medituoju, tai užtat ir nežinau tokio dalyko. Gerai, tai kai supratot esmę, kad reikia ne tik dėmesį sutelkti, kaip mes susigalvojam, bet jį reikia ir mokėti atpalaiduoti, tai nuo ko pradėti? Pirma, naudotis žadintuvu, nustatant jį iš pradžių bent vieną kartą per dieną, kada suplanavote užsimti dėmesio nereikalaujančią veiklą, pavyzdžiui, 10 minučių pasivaikščioti ar pagulėti. Antra, sudaryti dėmesio poilsio tvarkaraštį. Jame įšaldyti kabutėse laiko tarpus, kurių nebus galima pakeisti, per kuriuos draudžiama užsimti įprastinę veiklą ar darbais. Tai tiesiog, kad žūtbūt reikia jau tą laiką skirti veiklai, kuri nereikalautų labai susikaupimo didelio. Taip pat kita mintis, kuri iš knygos man atrodo visai įdomi yra, kad žmonės nežinomybę labiau gąsdina nei neigiami dalykai. Todėl reikia suprasti, kad nežinomybė sukrečia smegenis ir iškreipia pasaulio mąstymą. Todėl galbūt yra būdų atsakyti į tuos klausimus, pasidomėjus kitų žmonių patirtimi ar radus atsakymus internete. Tai čia taip pat, tarkim, jum neleidžia baimės siekti tikslų, galbūt čia būtų apie tai, nes baimė yra, kad jūs nežinot, kaip bus ir tai jum neleidžia susikaupti. Tai vienas iš tokių dalykų, kad galbūt jum reikia suprasti, kad jūs tai gąsdina ir galbūt, kad jum reikia pradėti ieškoti atsakymų, kad galėtumėt padaryti darbą, kurį norit. Šita knyga tokia labiau apie produktyvumą, kaip sutelkti dėmesį jį atpalaiduojant. Tai visos tokios mintys yra išrinktos iš skirtingų skyrių, todėl galbūt sunku įsivaizduoti be konteksto, bet vis tiek stengiuosi pateikti kiek įmanoma aiškiau, jas nepristatant labai daug. Jeigu turite mažiau laiko išsimiegoti, bet jums reikalinga kūrybinga galva, suplanuokite pabusti iškart po greitojo miego fazės, praėjus 90 minučių po užmigimo. Ir tai yra pirmasis miego ciklas, kurių žmogus miegodamas praeina 4-7. Tai mes miegam po 90 minučių tokiais ciklais ir čia sako, kad jeigu jūs norite truputėlį numigti, ir tada vėl grįžti prie darbų, tai jum gali padėti pamiegoti vieną tą ciklą. Ir tai būtų greitojo miego fazė. Šiaip tokio termino internete buvo sunku surasti, bet pagal laiką, kiek įvardijo, kad 90 minučių, tai aš supratau, kad tai tiesiog bus pirmas miego ciklas, kurių žmogus per naktį, jeigu jūs skaičiuojat, pavyzdžiui, po 90 minučių, ir jeigu ten pramiegat 8 valandas kažkiek, tai jūs galite taip susiskaičiuoti, kiek miego ciklų jūs pramiegat. Aš dar galėsiu padaryti atskirą video apie tai, apie miego ciklus ir visą kitą, nes aš manau, tai irgi yra susijęs su kanalu, bet čia tiesiog vienas iš patarimų. Gerai, tai turim sutelktą dėmesį. Ir sutelkto dėmesio mąstymu mes sakytume taip, kad jūs susikoncentruojate į tai, kad jums užtektų energijos visai dienai. Tai čia būtų sukoncentruoto dėmesio mąstymas. Knyga ką siūlo? Einate 90 minučių trukmės pogulio, kad sustiprintumėte kūrybingumą. Sutelktų dėmesio pagrįsta mąstysena. Protas tampa ribotas. Atpalaiduotų dėmesio pagrįsta mąstysena. Mėgėjiškai domitės visiškai skirtingais dalykais ir taip paskatinate miglotas, bet svarbes sąsajas. Vengiate svajoti. Taip jūs darytumėte, jeigu sukoncentruotumėte dėmesį, tai ir jūs tiesiog pradedate
vengti svajoti, nes jūs dirbate arba mokinatės ar kažkokią kitą veiklą darot. O jeigu atpalaiduojame mąstymą, tai savo dienotvarkėje skiriame laiko pozityviam ir konstruktyviam svajojimui. Jeigu jūs tikslų siekite nosies tikslumu, taip jūs darytumėte įprastai. Knyga siūlo. Išėję pasivaikščioti arba į žygį klaidžiojate be tikslo, kad sužadintumėte kūrybingumą. Ir galbūt jūs galvotumėt, kad pasiekčiau tikslus, turiu būti savimi ir nedaugiau. Bet knyga siūlo, kad jūsų aš yra linkęs keistis, kas yra labai gerai. Atsiduodate savo kūrybingam protui, laužydami standartus, tendencingą požiūrį į kūrybingumą ir standų mąstymą. Tai čia buvo tokie palyginimai, kaip galėjote mąstyti prieš tai ir kaip atrodydavo logiška man pačiai, kad aš turiu taip mąstyti, kad aš pasidaryčiau darbą, aš turiu dirbti, tarkim prie kompiuterio darbas, rašau, kol pabaigiu. Knyga sako, kad jūs turite eiti pasivaikščioti, eiti pasportuoti, nueiti į dušą, leisti savo pasvajoti ir tada grįžti prie darbo. Ir galbūt tai duos jums idėjų, jeigu jūs, pavyzdžiui, rašo knygą, tai galbūt jums duos idėjų, kaip tą knygą toliau tęsti. Tai buvo apie tai. Dabar dar įdomus dalykas, ką perskaičiau, tai buvo apie fuck up nights, tai yra nesėkmių pristatymų vakarai, kurie yra keliose šalyse jau, jie vyksta. Susirenka žmonės pristatyti savo nesėkmes. Pavyzdžiui, kaip jų įmonė bankrutavo, nuo didelių, bet gali būti ir nuo smulkių dalykų, kas nepasisekė tiesiog su kitais dalykais. Ir žmonės klausydami gali suprasti, gali pasimokyti iš tų klaidų ir tiesiog pasakyti, kad aš padariau klaidą, jau yra didelis žingsnis tobulėjimo link. Tai aš manau, kad tai yra nuostabus dalykas, aš negirdėjau nieko tokio Lietuvoj, kad tai būtų tokie pristatymai, kur žmonės taip susirenka, todėl aš pasiūliau savo draugam ir pažįstamiem tą padaryti. Dar nedarėm, dar nesusirinkom, bet manau, kad kažkada padarysim tokį vakarą. Apie technologijas. Mokymasis gyventi ir tobulėti šalia egzistuojant mašinoms reikalaus naujo nusiteikimo mokytis, konkuruoti su mašinomis ten, kur reikės ir sykiu dirbti drauge su jomis. Lemiama svarba teks jūsų išradingumui. Paklauskite savęs, ką galite automatizuoti, kaip galėtumėte susiburti į komandą su mašinomis. Tai dabar apie naujoves visą tai buvo. Dabar apie daug atsakomybių. Kuo daugiau žmogus turi veiklos, tuo daugiau jisai visko gali padaryti. Kuo labiau tenka derinti dvi atsakomybės, tuo geriau sekasi jas suderinti ir įvykdyti. Pavyzdžiui, man studijos ir YouTube'as. Aš dabar filmuoju šitą video, bet man labai greitai reikės išeiti ir važiuoti mokytis, bet vis tiek aš tai darau, abu dalykus šiandien darau. Tai va, ir kažkaip taip sekasi viską suderinti, nes tu stengiesi, tu atrandi laiko. Moksliniai tyrimai rodo, kad mokantis, kaip efektyviau užsimti keliomis veiklomis, gebėjimą dirbti daug darbų galima paversti lengvai pasiekiamų dalykų. O kaip tą padaryti? Ieškokite sąsajų, galbūt du darbai yra panašioje vietoje, atlikite juos vieną po kito. Pavyzdžiui, nuvežti vaiką į būrelį ir šalia apsilankyti sporto salėje, o tuomet pasimti vaiką ir parvažiuoti namo. Pavyzdys buvo mano sugalvotas, bet tarkim. Tiesiog pritaikiau pavyzdį, kad būtų galima įsivaizduoti labiau. Šalinkite blaškančius veiksnius. Panaudokite naują šioje knygoje mokomą metodą dėmesiui atpalaiduoti. Galbūt anksčiau mąstėte, jog užduotis turite atlikti taip, kaip iš pradžių suplanavote, o dabar knyga siūlo užduotis atlikti tada, kai jos geriausiai įsitaiko į dienotvarkę. Kas gali padėti fiziškai būtent padaryti daugiau dalykų per dieną arba užsimti daugiau veiklų, tai judėjimas, funkciniai pratimai ir vaizdo žaidimai gali padėti lavinti smegenų gebėjimą efektyviai atlikti daug veiksmų vienu metu. Tai va,
tai būtų tiek apie knygą, mano išrinktos mintys, galbūt jos tokios kai kur derinasi, kai kur nesiderina, tiesiog išrinkau, nes galvoju pristatysiu būtent tai, kas man atrodė svarbu, galbūt ne taip išsamei pristačiau. Jeigu jūs sudomino šitą knygą, galite tada paskaityti patys, o jeigu jums užteko tiek, kiek pristačiau, jūs išmokot kažką naujo, tai aš to ir siekiau, labai džiaugiuosi, jeigu taip įvyko. Tai va, tai manau, kad šiandien būtų tiek apie šią knygą. Ačiū labai visiems, kas žiūrėjote. Ir jeigu patiko tokio tipo video, tai galite tikrai laukti kitų, nes tikrai žadu toliau skaityti ir toliau jums pristatyti knygas. Gerai, tai ačiū labai, kad žiūrėjot ir iki kitų video.